Hallo alle lerner. Sveiki visi besimokantieji. Sveiki visi, norintys paprastai ir greitai išmokti vokiečių kalbą. Internetinėme puslapyje vokiečių24.lt galite rasti visą reikiamą medžiagą, vokiečių kalbos pamokėlės, garso įrašus, žodynėlį ir pagrindines rašybos ir skyrybos taisyklės bei išskirtas mokomasias frazes. Mano vardas Laura, esu jūsų vokiečių kalbos mokytoja. Mokysiu jūs gražios ir taisyklingos vokiečių kalbos. Kartu su manimi bus mano pagalbininkas Tomas. Hallo für alle. Sveiki visi. Mokytis vokiečių kalbą kartu su mumis bus paprasta ir malonu. Visų pirma, atsipalaiduokite. Tegul mokymasis jums teikia didžiulį malonumą ir jums tikrai pavyks. Palengva vokiečių kalba taps vis artimesnė ir suprantamesnė. Lernen macht Spaß. Mokytis smagu. Vokiečių kalbos mokytis galėsite bet kur ir bet kada. Pusryčiaudami, gerdami kavą ar arbatą, pietų pertraukos metu vairuodami automobilį, autobusu keliaudami į darbą, gamindami vakarienę ar sportuodami lauke arba salėje. Vokiečių kalbos pamokėlės 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę jūsų paslaugoms. Mes mokysime standartinės vokiečių kalbos, vokiškai Hochdeutsch, kurią išplatino Liuterio raštai. Vėliau ją priėmė visi vokiečiai ir ji tapo nacionalinė vokiečių literatūrinė kalba. Laura, pasakyk, ar lengva atpažinti vokiškus tekstus? Taip, juos lengva atpažinti dėl balsių su umliautais ir kitų ortografinių savybių. Pavyzdžiui, vokiečių kalba yra vienintelė pasaulyje plačiai vartojama kalba, kurioje visi daiktavardžiai rašomi iš didžiosios raidės. Be to, jai yra būdingi gana ilgi sudurtiniai žodžiai. Pateiksiu kelis išskirtinai juokingus pavyzdžius. Ilgiausią vokišką žodį, kuris yra registruotas Gineso rekordų knygoje, sudaro net 80 raidžių. Pavyzdžiui, Donaudampfschifffahrtselektrizitäten Hauptbetriebswerk Bau- und Beamtengesellschaft. Ai, net ir mane prakaitas išpylė. Lietuviškai gaunasi beveik visa pastraipa. Dunojaus garlaivių laivybos pagrindinės elektros tinklų įmonės statybos rangovų valstybės tarnautojų bendrovė. Mielas kolega, ar norėtum pakartoti? Donaudampfschifffahrtselektrizitäten Hauptbetriebswerk Bau- und Beamtengesellschaft. Iš tikrųjų, labai sudėtinga ištarti vienu ypu, bet tuo pačiu ir labai juokinga. Beje, kažkur skaičiau, kad vokiečių kalboje vidutiniškas žodžio ilgis 10,6 raidžių. Bet šis ilgis yra statistinis. Jį nulemia būtent žodžių darybos galimybės. O šiaip juk vokiečių kalboje be galo daug vienaskemienių, dviskemienių žodžių. Ar netiesa? Tu teisus. Vokiškai tai skambės taip. Du hast recht. Štai netyčia ir turime itin tinkamą pavyzdį. Du hast recht. 3 vienskemeniai žodžiai. Ir einu lažybų, kad visi susidomėję mūsų vokiečių 24 pamokomis jau seniausiai moka visą eilę trumpų vokiškų žodžių. Tokių kaip pavyzdžiui gut, gerai, und, ir, ja, taip, nein, ne, oder, arba, ja, ponas, frau, moteris arba ponia. Kiek ilgesnis žodis, kurį irgi visi garantuotai žino, yra švaga. Liaudiškai tariant švogeris, literatūriškai svainis. Galiausiai šlaga, šlageris. Oi, kaip čia aš užmiršau puikų gėrimą, kurį su puta ar be jos mėgsta beveik visi ir Vokietijoje, ir Lietuvoje, ir Čekijoje. Žinoma, tai bus bie, alus. Taip pat kiek stipresnis alkoholinis gėrimas vokiškai bus šnaps, degtinė ir kiti. Tikrai taip. O kas anksčiau mokėsi anglų kalbos, iš karto atpažins, ką reiškia žodis hand. Ranka. Man. Vyras. Land. Kraštas, žemė, šalis. Haus. Namas. Wort. Žodis. Alle. Visi. Schule. Mokykla. Frei. Laisva, laisvas.
Daugiau informacijos ir kitų įdomių faktų apie vokiečių kalbą galite rasti parengtoje pažintinėje medžiagoje, kurią sudarėme specialiai jums, norintiems išmokti vokiečių kalbą. Išmokę pagrindinės vokiečių kalbos rašybos ir tarimo taisyklės, kurias pateikiu atskiroje rinkmenoje, jūs tikrai be jokio didelio vargo galėsite ištarti ir parašyti vokiškus žodžius. Be abejonės, kaip ir dera tikrai mokytojai, aš jums nuolatos priminsiu šias taisyklės arba, remdamasi savo pedagoginę patirtimi, atkreipsiu jūsų dėmesį į daromas įprastinės klaidas. Liebe Lerner. Mieli besimokantieji. Šiandien susipažinsite su keliomis pasisveikinimo ir susipažinimo frazėmis, abėcėle ir fonetikos ypatumais. Vokiečių kalboje labai svarbu, ar mes kreipiamės į draugus ar į mažai pažįstamus, ar visai nepažįstamus žmonės. Taigi, ar tai yra draugiškas ar pagarbus sveikinimasis ir atsisveikinimas. Pradėkime nuo kelių neformalaus pasisveikinimo formų. Hallo. Labas. Hallo. 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 Garsą H tarkite kaip lietuviškajame žodyje himnas. Puiku. Taip pasisveikinsite su artimais draugais ir gerais pažįstamais. Kartokite su mumis. Hallo, Thomas. Hallo, Laura. Hallo. Dar galite sveikintis ir taip. Grüß dich, Thomas. Sveikas, Tomai. Grüß dich. Grüß dich, Laura. Grüß dich. Ūsų umliautų lengviau ištarsite, jei papūtus lūpas, tarsi norit kam nors pakštelėti į skruostą, liežuvio galiukas atsirems į apatinius kandžius, o liežuvio priekinė dalis išsigaubusi kils priekinio gomurio link. Kartojame. Grüß dich. Grüß dich. Toliau teirausimės, kaip žmogui sekasi. Draugų galime pasiteirauti trumpai ir aiškiai. Wie geht es? Wie geht es? Arba dar trumpiau. Wie geht's? Wie geht's? Puiku. O jei norite paklausti dar tiksliau, kaip tau sekasi, sakykite, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Atsakykime, danke, gut. Ačiū, gerai. Danke, gut. Danke, gut. Arba ačiū, labai gerai. Danke, sehr gut. Danke, sehr gut. Kita vertus, juk būna dienų, kai nesinori girtis, o ir šiaip reikalai klostosi kažkaip labai jau vidutiniškai. Kaip tuomet? Neperkeldamas emocinės naštos bičiuliams, atsakyk paprastai. Es geht. Sekasi. Es geht. Es geht. Es geht. Kai nesiseka, draugams galite prisipažinti. Leider nicht so gut. Deja nelabai gerai. Leider nicht so gut. Leider nicht so gut. Leider reiškia deja. Leider. Leider nicht so gut. Bet jei tie bičiuliai ar kolegos bus vokiečiai, jie būtinai pasiteiraus, kasgi atsitiko. Warum? Kodėl? Ir jums teks aiškinti, kas nutiko. Tad kol mes dar neišmokome šnekėti laisvai, kad galėtume pasakyti, kad sergame angina, gripu ar nikstelėjome koją, o ir apskritai neaišku, kodėl ta nuotaika subjuro, geriau atsakykime Danke, es geht. Dėkui, vidutiniškai. Danke, es geht. Danke, es geht. Danke, es geht. Bet nebūkime paniurėliai, nosį aukštyn ir pirmin per gyvenimą. Locker bleiben. Atsipalaiduokite. Locker bleiben. Tad pakartokime, ką išmokome. Hallo, Thomas. Hallo, Laura. Arba Grüß dich, Thomas.
Grüß dich, Laura. Wie geht es? Arba wie geht's? Danke, gut. Danke, sehr gut. Danke, es geht. Pasisveikinti galima ir sakant Guten Morgen. Labas rytas. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bet jeigu jau vidurdienis ar dar vėliau, sveikinamės Guten Tag. Labą dieną. Guten Tag. Guten Tag. Vakare Guten Abend. Labas vakaras. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Na, o pasakę Gute Nacht, palinkėsime mūsų pašnekovui geros nakties ar artimam draugui draugiai saldžių sapnų. Gute Nacht. Gute Nacht. Šie pasisveikinimai yra tinkami sveikinantis su kaimynais ar nepažįstamaisiais. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Jei po tokio pasisveikinimo pridursime žodį Herr arba Frau, ponas, ponia ir dar pavardę, gausime gražų kreipinį. Herr Engel. Frau Engel. Taip, Tomai, labai gražią pavardę sugalvojai. Engel reiškia angelas, bet yra ir tokia pavardė. O toliau pagarbiai klauskime, wie geht es Ihnen? Kaip jums sekasi? Wie geht es Ihnen? Nuo bičiuliško pasiteiravimo šis skiriasi kitų įvardžių. Ne wie geht es dir, kaip tau sekasi, bet wie geht es Ihnen, kaip jums sekasi. Vielen Dank, sehr gut. Labai ačiū, labai gerai. Wie geht es Ihnen? Vielen Dank, sehr gut. Pakartojame. Hallo. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Wie geht's? Arba wie geht es dir? Danke, sehr gut. Es geht, danke. Und wie geht es dir? Danke, gut. O jeigu į pašnekovą kreipiamės pagarbiu kreipiniu jūs, sveikinamės taip. Guten Morgen, Herr Engel. Arba Frau Engel. Guten Tag. Guten Abend. Gute Nacht. Wie geht es Ihnen? Vielen Dank. Sehr gut. Und wie geht es Ihnen? Danke, auch sehr gut. Sveikinu, jūs jau mokate pasisveikinti ir paklausti, kaip laikosi jūsų pašnekovas. Ir nepamirškite. Lernen macht Spaß. Mokytis smagu. O dabar susipažinkime su vokiečių kalbos abėcėle. Joje yra 30 raidžių. 26 abėcėlės raidės sutampa su lotyniška abėcėle, plus 3 balsės su umliautais ir viena specifinė vokiška priebalsė SZ. Dauguma vokiškų raidžių sutampa su jas reiškiančiais garsais. Vokiečių kalbos abėcėlę, vokiškai das deutsche Alphabet, sudaro įprastos 26 lotynų abėcėlės raidės ir 3 balsės su umliautais E, Ö, Ü bei specifinė vokiška mažoji SZ raidė, vokiškai SZ, lietuviškai tariame SZ. Dabar apie kiekvieną raidę atskirai. Vardiname visas abėcėlės raidės vokišką tvarką, o jūs kartokite iš paskos. A, E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N,
O, Ö, P, Q, R, S, SZ, T, U, Ü, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, Q, R, S, SZ, T, U, Ü, V, W, X, Y, Z. Labai svarbu įsidėmėti raidžių tarimą. Prisistatydami paprastai sakome savo vardą ir pavardę. Šią informaciją dažnai tenka pasakyti paraidžiui. Vokiečiai turi atskirą veiksmažodį išreiškiantį šį veiksmą. Buchstabieren. Reiškia tą patį kaip ir angliškasis to spell, pasakyti paraidžiui. Pakartokime. Buchstabieren. Buchstabieren. Dabar pabandome savo vardą gražiai pasakyti paraidžiui, nes mūsų lietuviškų vardų, juo labiau pavardžių, vokiečiai labai dažnai negali atkartoti. Pavyzdžiui, mano vardas Laura. Paraidžiui tai būtų L, A, U, R, A. Dabar aš paraidžiui pasakysiu savąjį vardą. T, U, M, A, S. Tomas. Dabar pabandykite ir jūs. Išmokite pasakyti savo draugo, vyro, žmonos, vaikų draugų ir netgi savo augintinių vardus. Susipažįstame. Hallo, wie heißt du? Ich heiße Laura. Labas, kuo tu vardu? Aš Laura. Ich heiße Thomas. Kreipdamiesi į nepažįstamus žmonės klausime, wie heißen Sie? Kuo jūs vardu? Wie heißen Sie? Ausgezeichnet. Puiku. Taigi kartojame. Ich heiße Laura. Wie heißt du? Ich heiße Thomas. Und wie heißen Sie? Ich heiße... Taigi, susipažinote su kai kuriais pagrindiniais vokiečių kalbos ypatumais ir įdomybėmis. Mintinai išmokote abėcėlę, pramokote naujų garsų, sugebate pasisveikinti, prisistatyti ir paklausti, kaip sekasi. Išmokome net ne vieną tipišką vokišką posakį. Kiekvienos pamokos pabaigoje pasistengsiu pateikti po vieną posakį ar patarlę. Atėjo laikas išmokti atsisveikinti. Mandagiai sakome Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Iki pasimatymo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Draugams, kolegoms ir geriems pažįstamiems atsisveikindami galite ištarti Tschüss. Iki. Tschüss. Arba bis dann. Iki kito karto. Bis dann. Einen schönen Tag noch. Linkiu dar gražios dienos. Einen schönen Tag noch. Pakartokime. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Einen schönen Tag noch. Su jumis buvo Laura ir Tomas. Tschüss. Tschüss.